kai mielos moterys, jūsų santykių dinamika atrodo taip, kada jūs sutinkat kažkokį tais vyrą, paimat jį, suremontuojat, jis ima daugiau uždirbti, geriau atrodyti ir tada jis susiranda kitą moterį. O jūs po tokių santykių išeinat išgręžta tiek finansiškai, tiek emociškai. Na ir ką dažniausiai, kad pasidaryti išvadas vieno karto tiesiog nepakanka. Reikia bristi ir antrą kartą į tokius pat santykius, ir trečią, ir netgi matydamas šitą dinamiką, ir netgi gal matydamas, iš kur gavote tą pasiaukojimo programą, ar ten iš babų, ar iš mamos, ir matot, kokios jos buvo nelaimingos savo gyvenime. Ir kaip galvojat, kodėl negalit nustoti? Nejaugi visą tą energiją, kurią aukojot savo vyrui, jūs ją skirsit savo. Parašykite komentarus atsakymą, kodėl tokios moteris negali nustoti bristi į savo žalingus santykius. Gal po to slepiasi kažkokia tais užslėpta nauda? Ką?